Į ką atkreipti dėmesį renkantis dujinį grilių? Tai pirmas dalykas – degiklių kiekis. Kuo daugiau degiklių, tuo bus patogiau. Tai dažniausiai būna 2 degikliai, būna 3 degikliai, būna 4 degikliai, 5 degikliai. Tai tie dujiniai degikliai, mes jais reguliuojame kepimo plotą ir kuo daugiau mes galimybių turime. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju mes galime užsikurti 2 degiklius, centre mes paliekame išjungtą, tai mes galim, tarkim, į centrą įdėti, kad ir visą vištą, užsidarom dangtį, turime drožlių ir tokiu būdu mes galim jau kepti netiesiogiai. Arba kepame visą, tiksliau trečdalį kepame steikus ir vieną dalį mes tada galime kepti, tarkim, daržovės. Tai degikliai ir jų kiekis. Antras dalykas yra medžiagiškumas. Iš ko pats grilius yra padarytas? Jeigu tai yra nerūdintis plienas, natūraliai jį bus prižiūrėti lengviau ir paprasčiau. Trečias dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar grilius turi šoninį degiklį. Nes šoninis degiklis yra labai patogu. Mes galim elementariai pasivirti garnyrą arba galim pasišildyti padažą. Ir paskutinis dalykas, kas tikrai labai patogu, tai yra spintelė. Joje mes galime laikyti dujinį balioną ir tokiu būdu jį paslėpti nuo tiesioginių saulės spindulių.